Pirmoji 2025 sezono kvalifikacija baigta. Turime pole pozicijos savininką, turime siurprizų, tiek gerų, tiek blogų ir turime nemažai ką aptarti. Todėl netemdamas daugiau laiko, aš esu Dominykas ir šiandien kviečiu apžvelgti, kas įvyko 2025 Australijos Grand Prix kvalifikacijoje. Iškrito Antonelli, Hülkenberg, Lawson, Ocon ir Bearman. Pirmoji reakcija ir pirmosios mintis būtų, jog Haas išties atrodo prastai. Galbūt jiems neparankiai yra Australijos trasa, galbūt buvo padaryta klaidų su automobilio nustatymais, bet vaizdas yra apgailėtinas. Bearmano problemos toliau tęsiasi, šiandien trečiojoje treniruotėje patyrė dar vieną avariją, kiek kuklesnė nei vakar, bet problemų vis tiek nebuvo išvengta. Besiruošdamas pirmiesiams kvalifikacijos ratams, Oliveris Bearmanas susidūrė su pavarų dėžės keblumais ir pabaigė savo kvalifikaciją, net jos nepradėjęs. Kitas Haas lenktynininkas Estebanas Oconas taip pat nespindėjo. Mano labiausiai patobulėjusio lenktynininko prognozė pirmajame sezono savaitgalyje ganėtinai vargsta. Automobilis atrodo sunkiai suvaldomas, bet kaip ir minėjau, gali būti, jog Haas komandai ši trasa yra paprasčiausiai nepalanki. Pirmajame raunde iškrito ir abu pagrindinių komandų naujokai – Liamas Lawsonas ir Kimi Antonelli. Lawsonui šiandien dėja nepavyko suvaldyti maištaujančio buliaus. Pirmas bandymas buvo nesėkmingas, antrajame bandyme trečiajame sektoriuje Lawsonas padarė visas įmanomas klaidas ir galiausiai pasitaisyti laiko nebeužteko. Kimi Antonelli startas kartokas. Mercedes bolidas šiandien atrodė pakankamai užtikrintai, bet iš Mercedes pusės buvo padaryta viena klaida. Russellas ir Antonelli pradėjo su vidutinio kietumo padangomis, Russellui pavyko parodyti tinkamus rezultatus, tačiau Antonelli pirmojoje savo kvalifikacijoje karjeroje to rezultato pasiekti nepavyko. Paskutinis jaunuolio ratas buvo itin prastas, pažeidė automobilio dugną ir dėl to kitas naujokas, dabartinis Formulės 2 čempionas Gabrielis Bortoleto meistriškai to pasinaudojo. Pirmasis žiūrovo klausimas. Kaip vertinam Lawsoną, ar pasiteisina gandai apie Red Bull bolido jautrumą ir sudėtingumą? Aš manau, jog iš vieno prasto rezultato Liamo Lawsono nuvertinti nereikėtų, ypač Red Bull bolide. Po Danielio Ricciardo eros mes antroje Red Bull kėdėje su Lawsonu turėjome net 4 pilotus, kuriems visiems buvo labai sudėtinga prisitaikyti prie Red Bull automobilių. Ir dabar, kai visos komandos yra šalia viena kitos, suklupti su tokiu sudėtingu automobiliu, neturint patirties jame, labai tikėtina. Todėl aš galvoju, jog šis Lawsono rezultatas yra prastas, bet žiūrėsime, kaip iš tikrųjų bus ateityje. Iškrito Hadžia, Alonso, Stroll, Doohan ir Bortoleto. Tiesą pasakius, minutei buvau pagalvojęs, jog Aston Martin sutvarkė savo bėdas. Fernando Alonso ilgą laiką rikiavosi 5.-6 vietoje, atliktų ratų laikas vis gerėjo, bet šis rezultatas neužsibuvo ilgai. Gabrielis Bortoleto antrajame kvalifikacijos raunde turėjo nemažai problemų, ties trečiojų posūkių neblogai išsaugojo bolidą ir manau, jog Sauberlubas Bortoleto šiandien tikrai pasiekė. Alpine lenktynininkas Jackas Doohanas šiandien mane maloniai nustebino. Matyt, tos kalbos apie Doohano laikinumą, namų sienų supamas stresas bent jau šiandien neišmušė Doohano iš vėžių. Abu raundus Doohanas atkakliai laikėsi šalia Gasly rodomų laikų, tik jei ne Hamiltono apsisukimas ir iškelta geltona vėliavėlė, aš manau, jog Doohanas būtų tikrai praėjęs antrojo raundo barjerą, matydamas kokį tempą rodė prieš tai. Aukščiausiai iš šių metų naujokų atsidūrė Isaakas Hadžia, kuris kartu su Yuki Tsunoda RB automobilyje rodė neregėtą išpildymą. Visgi, Isaacui pritrūko labai nedaug ir teko likti už dešimtuko. Antrasis šiandienos klausimas. Kas tave labiausiai nustebino? Yuki Tsunoda. Tsunoda Racing Bulls bolide ir jo finišas 5 pozicijoje, tiesą pasakius, nebuvo mano šio sezono bingo kortelėje. 5 pozicija ir į pavėsį padėti abu Ferrari, Mercedes lenktynininkas bei žmogus, prieš kurį pats Yuki pralaimėjo Red Bull kėdę, Liamas Lawsonas. Čia yra wow. Mano pastebėjimas būtų, jog pirma, mažai šansų Yuki Tsunodai išlikti toje pozicijoje lenktynėse, ar su lietum ar be lietaus. Pavyzdžiui, kaip pamatėme Brazilijoje, kada Yuki kvalifikavosi 3 ir galiausiai nukrito iki 7.
Antra, mane šitas RB performances gazdina, nes jeigu žvelgiant į didesnį sezono paveikslą, Racing Bulls pernai irgi turėjo puikią sezono pirmąją dalį ir buvo greičiausia komanda iš vidutiniokių, bet antrojoje pusėje visas tas pranašumas dingo. Bet kokiu atveju, šitas rezultatas šiandien yra tikrai wow. Kita nustebinusi komanda Williams. Puikus rezultatas šitai ekipai - turėti abu lenktynininkus pirmoje kvalifikacijoje 10-uke, vieną iš jų 6-oje pozicijoje, yra įspūdinga. Mano spėjimas, jog savaitgalio pažiba taps Alexanderis Albonas, vis labiau tampa realybė. Carlosas Sainzas, nors ir pateko į 10-uką, bet atlikti kokybiško rato nesugebėjo, o potencialo tame automobilyje tikrai buvo. Žiūrovas pateikė su tuo susijusiu klausimą, ar Williams turi potencialo šį sezoną. Kad optimistiškai nutikė, tai faktas. Tiek iš testavimo, tiek iš treniruočių, tiek ir iš šiandienos kvalifikacijos Williams bolidas rodo pakankamai gerus signalus. Ir jų galutinis rezultatas, manau, priklausys nuo pirmųjų 6 lenktynių. Jeigu viskas puikiai einasi, komanda pastoviai renka taškus, tada valio, jie tobulins automobilį ir šis sezonas bus jiems labai geras. Bet jei per šį laikotarpį nieko nesigauna, nemanau, jog Williams, turinti tokį ribotą biudžetą ir resursus, plėšysis per daug ir sieks aukštų rezultatų šį sezoną, kai kitame sezone laukia absoliučiai naujo tipo reglamentas. Na, o dabar apie Ferrari. Kaip aš esu on that Leclerc hype train, visos žvaigždės susidėliojo Leclerc čempionų žygiui. Viskas, ko reikia, užtikrinto Ferrari bolido. Galbūt kiti metai bus mūsų metai. Nežinau, kodėl Ferrari taip apgailėtinai pasirodė ir kur dingo visas tempas, parodytas antroje treniruotėje. Galbūt buvo padaryta kokia klaida su automobilių konfigūracija ir nustatymais, nes jeigu taip ir toliau, tada tegu greičiau ateina tie 2026. Pole poziciją užėmė Lando Norris. Aš manau, jog jiems turintiems tokį bolidą buvo privaloma pasiimti pole poziciją. Iki jos nedaug trūko kraštiečiui Oskarui Piastri, kuris atsiliko tik 0,08. McLaren 1-2 taip ir turėjo būti. Trečiasis buvo Maxas Verstappenas, kurio talentų ir sugebėjimams atrodo, jog ribų tiesiog nėra. Įspūdinga. Na tiesiog įspūdinga ir malonu žiūrėti, kai lenktynininkas taip sugeba tokį maksimumą išspausti. Ir žinodamas rytojaus aplinkybės, lietų, Lando Norriso startus, Piastri, jog jisai yra namų tvirtovėje, manau, jog šį sezoną pergalingai pradės būtent Verstappenas. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausėte. Paspauskite prenumeruoti mygtuką, kad galėtumėte pamatyti video, kada jie išeina. Taip pat pasiekite mane Instagrame, ten keliu labai daug turinio. Na ir iki rytojaus lenktynių. Ate.